Toliau laidoje. Mes nerealūs, o visa kita tik detalės. Susidūręs su piktybiniais skolininkas, aš visai nei kiek nesijaudinu ir iš tikrųjų man net įdomiau yra šnekėti su tais piktybiniais ir nevengiančiais konflikto žmonėmis negu su eiliniais skolininkais. Tai pradėjus domėtis susidomėjau. Nors trumpam vis tiek užeikit, išgersime arbatą. Mes nesiorientuojam į auditoriją, mes orientuojamės į Lietuvą. Jau yra šiokių tokių planų orientuotis į Latviją, galbūt kada nors pavyks orientuotis ir į Lenkiją, bet kas ten žino, gali būti, kad mes pakeisime ir visą pasaulį. Jinai tikrai nėra atstumta, mes tiesiog norime ją išlaikyti paslaptingąją grupės nare. Jos įtaka ir mintis tikrai smarkiai jaučiasi mūsų kūryboje, tiesiog mes, žinot, pasakyčiau, kaip Skempai su Erika Jennings, bet nesakysiu, nes nėra taip. Mes turim pasakyti gerbėjams. Kvėpuokit. Gyvenkit. Mylėkit. Dainuokit. Liūdėkit. Nesidžiaukit. Ir taip toliau. Aš esu. Ačiū. Ačiū tau. Jo. Wow, kaip gerai save girdžiu. Are you ready, Kaunas? Yeah? With me? Are you going with me? I can hear you! Let's go, my silly woman. Žinau, kad galim, mes nerealūs, o visa kita tik detalės skrisim. Žinau, kad galim, surasim kelią. Mes nestatome namų, kurias reikia daug griaut, mes nerašome dainų, į kurias nusispjaut. Gyvename šaly, kurioje nėra šitaip lengva, bet jau nuo seno, kur šitaip lelelenda, yeah. Sušūkį ralio. Visi kartu! Ralio! Paulius visą vasarą kone kasdieną lankėsi įmonėje Kreditum, todėl įpusėjus praktikai čia jautėsi kaip žuvis vandenį. Labą dieną. Dar kalbu su Nijole. Skambinu iš savo išieškojimo įmonės Kreditum. Dėl jūsų paimto kredito šeimos. Kas nutiko, kad negalėjote padaryti įmokos ir kaip jūs norėjote atsikratyti mūsų? Aha, bet
jeigu jūs turite kitų kreditų ar neturite, nes pas mus nepažymėta, kad jūs ėjate į kontaktą su mumis turite, tai žiūrėkite, kad konkrečiai sumokėtumėte į mikrokreditą sąskaitą, nes žadėjote rugpjūčio pradžioje mokėti, bet kaip įmokos ir nebuvo. Labadiena, ar kalbu su Liliana? Skambinu iš skolų išieškojimo įmonės kreditų. Dėl jūsų kredito. Žinoma, aš nesusirengti. Puikiai jaučiuosi srityje, labai šauni komanda iš tikrųjų ir profesionali kreditum. Ir jie tikrai gali mane daug ko išmokyti, ko ir praktikos vadovai išmokė. Ir tikrai man labai čia yra naudinga dirbti, o skolų išieškojimas yra tokia sritis, kuri atitinka mano kietą charakterį ir susidūrę su piktybiniais skolininkas, aš visai nei kiek nesijaudinu ir iš tikrųjų man net įdomiau yra šnekėti su tais piktybiniais ir nevengiančiais konflikto žmonėmis negu su eiliniais skolininkais. Įpusėjus praktikai, Ieva savo vadovui pristatė surinktą medžiagą. Manau, kad sekėsi puikiai. Savo užduotį aš jau pusę užduoties įveikiau, surinkau informaciją ir argumentus, kad būtų įteisintas komercinis pokeris. Ir manau, kad praktikos vadovui tai tiko, nes kritikos kaip ir nesulaukiau. Praėjau nemažai tavo praktikos, ar spėjai susipažinti su Seimo nario darbu, tą kasdienybę? Na taip, žinau, kad ateina į darbą, turi frakcijos susirinkimą, aptarė savo, frakcijos, sakykime taip, prioritetus, diskutuoja klausimais, tada eina į plenarinius posėdžius, ten praktiškai visą dieną prasėdi ir tokia darbo diena. Na, aš sėdžiu kabinete su Indre ir renku informaciją projektui. Vieną kartą buvo taip, kad iškilo kažkokių nesklandumų, sunkumų, jie turėjo išeiti iš posėdžio, turėjo suorganizuoti tam tikrus prašymus, leidimus, iškviesti kažką. Na, manau, kad tikrai iššūkių ir tokių, nemanau, kad tai yra rutina, kad tu ateini į darbą, pabūni susirinkime, eini, sėdi tenai ir tavo darbo diena tai baigėsi. Tai tavo įspūdis apie Seimo nario darbą vis dar yra toksai kupinas iššūkių ir visiškai neturintis rutinos. Taip. Prieš tai komerciniu pokeriu aš nesidomėjau, bet manau, kad tai yra aktualu šiuolaikiniam jaunimui. Tai pradėjus domėtis susidomėjau. Na, manau, Ieva, kad kaip abiturientė yra pakankamai nuovoki, tikrai gaudosi situaciją, nepaisant to, kad neturi nei teisinio išsilavinimo, ar ne, yra esama 12-okė. Manau, kad jinai puikiai orientuojasi, puikiai moka sisteminti medžiagą ir tiek, manau, teisiniame reglamentavime šiek tiek orientuojasi ir nemanau, kad atsiliepimai tikrai puikus ir pakankamai nuovoki ir protinga mergaitė. Idėjų puikių tikrai turi ir manau, kad ambicijų taipogi ir manau, kad tos idėjos ar ne laikų bėgant idėjų daugiau atsiras, ypač ar nestudijuojant universitete ir pasirinkus politikos mokslus, aš manau, kad tai savybės pamatinės, kurios yra būtinos ir kurias jinai tikrai turi. Konkrečiai mūsų projekto dalyviai važiuos į Neveronių savivaldybę. Kas ten, kokios problemos ir kokios konkrečiai pagalbos ten reikia? Neveronių seniūnijoje yra išvartyta labai daug medžių kapuose, kapinėse. Tai ten manyčiau, kad visiškai normaliai galėtų padalyvauti jauni žmonės kaip savanoriai sakykime, taip tvarkime. Nes, kaip žinote, kapinės yra tokia vieta, kur žmonės ateina ir jiems jeigu ten ar paminklą nugriovė ar kažką, tai visada reikia tos vadinamos fizinės jėgos ir pagalbos. O kaip vertinate mūsų praktikantų, jaunų žmonių, kurie net negyvena Neveronyse, norą padėti neatlygintinai? Na, tai tokia, čia, jeigu galima, tai mini akcija palyginama su Darom, kur žmonės taip pat pilietinė iniciatyva išsirutuliojo, įsisiubavo ir tapo gana didelė plačiai žinoma akcija. Tai tokios akcijos galėtų jos, jeigu jauni žmonės tą pilietinę savo tokią iniciatyvą parodo tokiuose dalykuose, tai jie užkrečia ir kitus. Ir tai, sakykime, gali būti, jeigu tinkamai mes ją išpopuliarinsim šitą idėją, tai jinai gali tapti kada nors ir labai rimtai. Juk žinoma, kad demokratiniam pasaulyje tos savanorių pajėgos, jos paprastai labai didelius darbus nuveikia.
Vasarą Kaune praūžusi audra išvertė visame mieste daugybę medžių. Ypatingai nukentėjo gyvenamieji namai ir kapinės. Taigi, praktikantai nusprendė likti neabejingi ir vienas kitą paraginę susirinko tvarkyti audros nusiaubtų kapų. Pasako, kaip tu jautiesi tokioje akcijoje, bet tvarkydama kapus? Iš tikrųjų, tai gerai, nes vis tiek pasitarnaujam kažką. Vis tiek žmonės, ne visi važiuos, galbūt kažkur kiti toli gyvena ir sunku atvažiuoti, aptvarkyti kapus, užsiėmėgi yra kai kuriem. Šiaip tai tikrai nebūčiau prisiruošus, nei ten kažkur važiuoti, tenai, kad yra žolynė ar kažkur padėti tvarkyti, tikrai nebūčiau sugalvojus. Tai žodžiu, jautiesi gerai, kad kažkam padedi? Vis tiek, kai kažkam padedi, jautiesi, visi jaučiasi gerai. O ar esi dalyvavus kokiuose nors panašiuose akcijose, kur tvarkoma yra aplinka arba kapai? Esu dalyvavus, tik tai darom. Daugiau šiaip, jeigu būna kokia audra, šiaip po rudenio, po vasaros, po rudenio važiuojam. Smagu, kad prisidedam prie gerų darbų, bet iš tikrųjų tai labai nejauku, ypač kai būna nesenai palaidoti žmonės ir tokie kapai dar į viršų iškilę. Tai nelabai smagu. O jeigu ne projektas, ar būtų kilus tokia mintis važiuoti ir padėti, žodžiu, ar tos pačius kapus tvarkyti, ar tiesiog kažkur mieste medžius nulūžusius? Kad medžius kažką jam padėti pastatyti, tai buvo tokia kilus idėja ir pagalvojau, galbūt su tuo socialiniu mūsų projektu kaip nors susijęti. Bet turbūt pati, važiavusi kokią žolyną atsistojus ir pradėjus tvarkyti, tai tikrai nebūčiau. Vieniems tai buvo gerumo akcija, kitiems savo jėgų išbandymas. Kitoje laidoje praktikantai. Yra sužeistų moterų su vaiku išvežti į ligoninę. Medžiaga, kuris susprogdina burbulus, vadinasi antiputintoja. Jisai, nežinau, atsistojo prie vienos šakos, norėjo savo įrodyti, kad gali ją nutempti ir žodžiu aplaužė ir tą vieną šaką nutempė. Ir pamatysit, viskas bus gerai.